Lašelis, sloputis, lašelis, svarutis, nuprausia, visus. Barbena į langą, į stogą, lyja lietus. Kapt, 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 kiaušą. Knygoje. O dabar mes visus nukelsim į pasaką. Vaidinimą pasaka apie kiaulytę princesytę, kuri neklausė mamos. Atėjus pavasariui atbunda viskas, kas gyva. Kaip jūs manot, šiandien lis? Ne, sušuko spindulys. Kai saulutė kaitriai švyti, nevalia lietučiui lyti. Ne tik gamta atbunda, tvarto gyventojai išeina į pievelę. Pirmoji į pievelę iš tvarto iškeliauja didžiausia kiemo gyventoja.
Jai iš paskos išbėga avelės. O kiekvieną rytą visus gyventojus žadina gaidys. Plačiai atsidaro tvarto durys ir vedina graži šeimyna į kiemą iškeliauja kiaulė. Visi paršiukai buvo labai gražūs, bet viena kiaulytė įspūdingo grožio. Todėl visi kiemo gyventojai ją praminė kiaulytę princesytę. Ir tada gaidys priėmė sprendimą. Sprendė, kad kiaulytę princesytę kiaulytę princesytę auties. Jėzulė, ir sakyk aš didžiausia kiemo gyventoja. Išmokysiu tave ėsti žolę. Kuriu neėsiu žolę, tai nesakysiu mū. Jėzulė, nesakyk mū. Kuriu neėsiu žolę, tai nesakysiu mū. Karvytei nepavyko išauklėti princesytės, todėl gaidelis nusprendė. Avelė balta, vilnelė šilta, iš karto išbėgo per žolę basą. Nepavyko perauklėti princesytės. Kipt ant uolos tigis. Eisakit kakavku. Kiaulytė princesytė labai bijojo gaidžio, todėl stengėsi užlipti ant tvoros. Bet jai besistengiant, nelaimė atsitiko. Oi, kuriu, ai, kuriu. Visi norėjo jai padėti, bet niekas negalėjo. Ir nuo tos dienos jos niekada nebesiskyrė. Taip, vaikai, reikia mylėti savo mamytę ir jos būtinai klausyti, nes mama yra pati geriausia. Ir tada kiemo gyventojai sužinojo, kad kiekvienam geriausiai su savo mama.